Sveiki, čia Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Šiandien aš sulaužau savo pažadą nekalbėti apie stebuklingus kursus, kadangi vis dėlto manau, kad tai yra svarbu. Žmonės, kurie pradeda mokytis naują kalbą, dažniausiai jiems yra įdomu, kiek reikia laiko, kiek žodžių reikia žinot, kad būtų galima pradėti tą kalbą bendrauti. Taigi, pasižiūrėkim pirmiausia apie stebuklus, o po to pereisim prie tikrų dalykų. Tai va, čia mes turime tokį vieną pasiūlymą išmokti anglų kalbos per 3 dienas. Čia parašyta, kad per 3 dienas bus sukaupta žodžių atsarga, pakankama skaitimui, kasdieninės kalbos supratimui ir bendravimui. Taigi, per 3 dienas siūloma įsisavinti 2000 žodžius ir neva to pakanka, kad normaliai bendraut ir suprast, kas yra kalbama. Dabar pasižiūrėkim, kaipgi tai, kokie yra čia įrodymai pasitelkti šitos stebuklingos методикos. Словарный запас, достаточный для понимания носителя языка. В повседневном общении среднестатистический англичанин, американец, употребляет 1200-2000 слов. Supraskit, kad vidutinis anglas arba amerikietis kasdieniniam bendravime naudoja 1200-2000 žodžių ir jų pakanka. Jeigu jūs išmoksit tokį kiekį žodžių, vadinasi, susikalbėsit su visais vidutiniais amerikiečiais ir anglais, kurie reikia suprasti, kad visi jie naudoja tuos pačius žodžius, būtent tuos, kurių čia jūs išmokys. Ir čia netgi yra nuoroda ir yra kažkokie įrodymai apie tai. Taigi turim naują puslapį ir čia english.com. Čia yra patvirtinimas. How many words does the average native speaker use in everyday speech? Ir yra atsakymas, the average native speaker of any language uses around 1/10 of his vocabulary in everyday speech. In other words, around 12 to 2000. Dabar pasižiūrėkim, kaip atrodo tokio žodžių kiekio žinojimas. Čia yra mano vokiečių kalbos profilis. Taip, matom, aš čia mokausi vokiečių kalbą. Ir aš žinau tą kiekį žodžių. 1430. Taigi, pakliūnu į tas ribas tarp 1200 ir 2000. Vadinasi, su šitais žodžiais aš jau kaip ir galėčiau susikalbėti su vokiečiais laisvai turbūt. Ir knygas netgi skaityti ir taip toliau. Kaip atrodo dabar šitas žodžių mokėjimas? Mes dabar eisim į mano pamokas. Taip, čia mano pamokos. Ir sakykim, va dabar vienas iš straipsnelių. Tai yra 11,5 minutės ilgio straipsnis, audio straipsnis ir yra tekstas šalia jo. Reiškia, aš žinodamas 1500, sakykim, grubiai žodžių, per 11,5 minutės išgirsiu dar 600 žodžių. Kaip jums atrodo? Ar ne per daug per 11,5 minutės? Ar ne per didelis nežinomų žodžių kiekis, kad lengvai suprasti, apie ką kalbama? Atidarykim šitą straipsnelį. Va, turim. Dabar čia yra tie žodžiai, kurie yra nauji, jie yra pažymėti mėlyna spalva. Tie, kurie yra irgi nauji, bet mano jau užlinkinti, bet dar neišmokti, jie yra geltoni. Geltoni tai reiškia, kad aš buvau kažkur sutikęs anksčiau, kažkokiam tekste, užlinkinau tą žodį, bet jis dar neišmoktas. Jeigu aš jį išmoksiu, tada ten jis bus paprasčiausiai pabrauktas. Tai dabar mes apie tai, kaip atrodo tekstas.
Matom čiagi naujų žodžių bendrą skaičių šitame tekste. 600 praktiškai. Ir štai kaip atrodo tekstas. Dabar tuo metu, kai aš žinau 1500 žodžių, tekstas atrodo štai taip. Pasižiūrėkit dabar labai atidžiai, kiek čia yra nežinomų žodžių. Aš abejoju, ar koks nors sveiko proto žmogus pasižiūrėjęs į šitą situaciją patikės dabar, kad norint laisvai kalbėti, užtenka 1500 žodžių. Tegu netgi 2. Pažiūrėkim dar kartą į skaičius. Grįžtam atgal ir einam į pamokas. Štai kaip tai atrodo. 72% žodžių yra nežinomi. Pasižiūrėkim, kaip yra su kitom kalbom. Taip, pasirinkim rusų kalbą. Čia aš turiu beveik 5000 žinomų žodžių. 5000 žinomų žodžių. Jeigu taip manyti, kad pakanka 2000 žodžių, tai čia jau 5000, tai jau tikrai per akis ir jau tikriausiai atsidaręs bet kokį tekstą, aš pamatysiu, kad jį skaityti visiškai lengva, kadangi naujų žodžių nėra. Tačiau mes žiūrėkim dabar į tekstą. Čia nėra audio, yra vien tik tai rašytinis tekstas. Dėl to trukmės nėra, bet galiu pasakyti, kad aš pats įsidėjau šitą tekstą. Čia yra 1,5 mašinraščio puslapio. Ir naujų žodžių, nei daug, nei mažai, 50%. Pasižiūrėkim, kaip tai atrodys. Štai vaizdelis. Kaip jums atrodo? Ar 5000 žinojimas, 5000 žodžių žinojimas jau sprendžia šitą klausimą? Laisvo kalbėjimo, supratimo, skaitimo. Pažiūrėkit, kiek yra mėlynų žodžių. Kiek yra nežinomų žodžių. Ten buvo parašyta, kiek jų yra. Iš viso šitame 1,5 mašinraščio puslapio yra beveik 300 naujų žodžių. Ir tai yra nei daug, nei mažai, lygiai 50%. Dar kartą grįžtam atgal ir pasižiūrim. Štai, 50% yra kitas straipsnis, ten jisai mažesnis ir nežinomų žodžių 41%. Pasižiūrėkim, kaip atrodo 41%, štai taip jis atrodo, kaip jums atrodo dabar. Jeigu mes turim tiek nesuprantamų, sakykim, paimkim vieną sakinį, čia va iš vis turbūt nėra, yra šiek tiek. Yra šiek tiek žinomų žodžių, bet dauguma iš jų nežinomi. Taigi turim tokį vaizdą. Dabar dar vienas variantas, anglų kalba. Ten aš žodžių žinau šiek tiek daugiau. Pasižiūrėsim, kaipgi su nežinomais žodžiais kokia padėtis. Taip. Štai anglų kalba jau yra virš 6000 žinomų žodžių. Vadinasi, tai yra 3 kartus daugiau negu reikia. 3 kartus daugiau negu vidutinis amerikietis ar koks ten anglas naudoja kasdieninėje kalboje. Ir nežiūrint į tai, kad aš žinau 3 kartus daugiau žodžių negu reikia, pakankamai daug, 3 kartus daugiau. Ką mes turime? 15%, 16% naujų žodžių, 21, 16. Sakykim, jeigu mes atidarysim šitą straipsnelį, jisai yra 4 minučių ir 31 sekundės trukmės. 4 minutės ir 31 sekundė, 4 minučių straipsnelėje 60 naujų žodžių. Jų jau nėra tiek daug kaip ten, kur žiūrėjom anksčiau. Vienas kitas galima sakyti jau.
bet jų vis dar yra pakankamai daug. Tai ir viskas, ką aš norėjau parodyti šiandien. Mano darbas buvo parodyti jums skaičius ir ką tie skaičiai reiškia. Taigi čia buvo Gintaras, anglų-kalbos-kursai.net. Likite sveiki, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.